Ok. Man atrodo, kai aš rašiausi ITVB, tai aš esu išsprendęs visus iki 2090 metų, nes 20 laikiau ITVB. Tai man atrodo, tikriausiai aš visus šitus išsprendęs, bet prieš 4 metus. Neprisimenu. Tai pažiūrėsim. Realiai, dažniausiai VB, ką reikia tiesiog daryti, tai mokėti tiesiog sukodint, kas parašyta. Šių stebuklų dažniausiai mokėti nereikia. Nu, antrose užduotyse svarbu mokėti iš failų nuskaityti tekstą. Specifinis labai dalykas. Bet kai išmoksti, tada nėra taip sunku. Ok. Susikuriam failą. Ok. Galim susikurti folderį. ITVB 2.11 ir tarkim file name'as pirmas, nežinau, tuštinis. Ne, tiesiog tuštinis pavadinsiu. Ok. Jo. Ir man atrodo, kai aš nuėjau į VB informatikos, tai jo, codeblocksuose taip ir buvo, kad nebuvo jokio default kodo. Tai aš dar to irgi neįdėjau jokio kodo. Tiesiog tada įsimetam IO streamą, kad būtų inputui ir outputui. Surašom using namespace std, kad nereiktų patiems std rašyti prie kiekvieno dalyko. Ir pasirašom mainą. Ir jau turim veikiančią programą. Jo. Kas nežino, tai labai naudinga, kad F9 per codeblocksus paranina programą. Ir jo, mane labai nervuoja, kai aš rašau kodą. Ir čia būna geltona linija. Tai kad nebūtų geltonos linijos, aš tiesiog spaminu CTRL-S visada, kai padarau kažką naujo parašau. Ok, tada galim žiūrėti, kas čia vyksta. Labai trumpa sąlyga. Aš atsiverčiau 24 metų prieš porą dienų sąlygą. Aš vėžiai gavau skaitydamas, tai nežinau, ką jie tam pakeitė toj programai, bet jo, 24 sąlyga buvo daug sunkesnė negu 2.11. Ok, paskaitykime, ką čia turim. Kai turim tiesiog pirštinės kairės ir dešinės. Ir moteriškas, ir vyriškas. Ir reikia suskaičiuoti, kiek parų yra. Ir kiek yra atlieka. Porą sudaro, kaip ir realybėj, to pačio dydžio. Kairės ir dešinės pirštinės. Ir turi būti tai pačiai lyčiai. Ok. Tada turim kiek pirštinių. Tada turim norėti ar vyrišką, ar moterišką. Ir ar kairės, ar dešinės rankos. Dar turi būti pirštinės dydis vienodas. Aha, jo. Tai čia apsunkina dalyką, kad svarbu, kad dydis turi būti vienodas pirštinių. Ok. Na, bet realiai labai patogu, kad visada yra nurodymai. Tai tiesiog gali viską daryti pagal nurodymus. Ir realiai užveda ant sprendimo. Arba bent jau ant to, kaip reikia kodą daryti. Tas yra gerai. Ok. Tai galim ir pradėti spręsti. Jos skaičių masyvas palačią struktūrą, jokių neprašo kurti ar prašo. Procedūra tai funkcija, duomenims skaityti. Suskaičiuoti kiek moteriškų, kiek vyriškų ir nenaudoti su ekranu. Ok, tai reikia sugalvoti, kaip čia spręsti. Ok, tai turim po 3 eilutes, galim susikurti tada. Tarkim, reikia sveikųjų skaičių masyvo. Nu tai aišku, galėtum turėti 3 masyvus.
Aš nurodytum. Ok. Ir taip ar taip reiks sveikųjų skaičių. Ir galim tiesiog pagal tai, kas ten yra. Ok, tai pirštinės lytis gali pavadinti. Ir labai gerai, kai yra ribojimai, tai tarkim, galėtum daryti 100 dydžio masyvą, bet man visada patinka pridėti kažkiek bent jau virš ribų, kad nebūtų nesąmonių, ypač kai su čarais ten masyvai ar panašiai, tai dėl to tarkim 110 darau. Pirštinės ranka tada turim ir ką tai dar? Ir pirštinės dydis. Pirštinės dydis. O tai gal tikslingiau būtų daugiskaita. Pirštinės. Na, gal ir taip gerai, žodžiu. Jo turim pirštinės vytį, pirštinės ranką ir pirštinės dydį. Jie atrodo gerai. Ok. Na, galim ten pasideklaruoti irgi. Kas yra pirštinių skaičius. Turim masyvas. Tada reikia procedūros duomenim skaityti. Ok. O, tai yra funkcijos. Galime pavadinti skaityti duomenis, kur pateiksim n. Ir kadangi nusiskaitom ir reikia grąžinti, tai uždedam referenco ženkliuką, kad nurodyt, kur atminty yra n, kad grąžintų reikšmę per parametrus ir kad n grįžtų ir į mainą. Ir tada galim visą šitą čia įdėti. Tai kada nereikia dydžio, kai dedam į funkciją. Jo, prie masyvų nereikia šito ženkliuko dėti, nes masyvai kažkaip automatiškai nurodo į atmintį, kai funkcijas dedi juos ir jie pasiredaguoja, grįžta pasiredaguoti, žodžiu, pakeistom reikmėm. Tai tas yra gerai. Ok, kaip užkėsiu OBS. Ok, tada turim duomenis iš failo viens.txt, kurį galim susikurti tuo pačiu. Vienas tekste. Galim nusikopijuoti duomenis iš pradžių. Gerai, kai būna dideli testai ir tada, kai toks mažas testas. Corner case'am pasižiūrėti. Kai turim U1 ir mums iš čia reikia skaityti duomenis. Tai galim susikurti streamą. Man patinka rašyti fin, nes jeigu žinot su konsole, kai dirbi, tai yra cin. Taip pat kaip console input galima koduoti, tai man patinka fin daryti, nes tada tarsi file input būna. Tai man tas patinka. Tiesiog toks variantas, aišku, pavadinti, bet kaip galima didelio skirtumo nėra. Tik tada reikia nepamiršti includinti fstreamą, kad galėtum naudoti skaitimą iš failų ir rašymą į failus vėliau su ifstreamu ir offstreamu. Ir tada galim skaityti, kadangi nėra jokių teksto jokio failė, tai nieko ypatingo nereikia daryti, tiesiog įsivedam n ir tada einam skaityti visas pirštinės. O pirštinėse ir turim savo visus 3 masyvus, po 3 skaičius. Kiekvienoje eilutėje, tai ir nusiskaitom pirštinės lytį, pirštinės ranką. Arba aš nekodinęs, kas 4 metus buvau. Gerai. 3-4 bent jau. Visai keista. Keista dabar kodinti. Bet jo, tiesiog nusiskaitom visus duomenis, lytį, ranką ir dydį. Ir jo, atrodo, reikia užklausinti visus failus, kai baigiam su jais dirbti. Iš ties labai lengva pamiršti, nes jeigu mes jau neužklausinam, tai viskas gerai būna. Bet jo, negerai kažkaip neužklausinam.
Neprisimenu, kodėl kokia argumentacija, jei programa vis tiek veikia. Bet jo. Tiesiog paprastas nuskaitimas. Ok, nusiskaitėm N, nusiskaitėm visas duomenis apie pirštinę. Looks good, kaip sako anglai. Ir, jo, galim toliau kažką daryti. Ok, tada reikia suskaičiuoti, kiek yra vyriškų ir moteriškų pirštinių parų. Čia tiesiog... O, čia jau paras skaičiuoti, ok, šiaip paras skaičiuoti nėra taip lengva. Reiks dar sugalvoti. Skaičiuoti... Kaip čia pavadinti funkcijas? Funkcija... Pirštinių paras, tikriausiai taip galim pavadinti. Ir čia visur naudojam tą patį, tik jau N nereikia reikšmės priskirti, nes jau priskirta N nereikia grąžinti. Ir jo, ką aš pamiršau, tai parašyti funkcijos tipą. Ir čia voidai visur bus. Jo, visai svarbu parašyti funkcijos tipą, nes jei neparašysit, neveiks programa. Ir jei nereikia, kad tai kažką grąžintų, tai tiesiog void būna funkcija. Visai svarbu nepamiršti tokio fakto, nes kitaip. Būčiau matęs, kad compilins ir necompilins man neveiks programa, nes nėra funkcijos tipo. Jo, ir vėliau visas reiks nukelti į galą, tik dabar prisimenu. Reikia nepamiršti, nes taip kažkodėl per ABB žmonės tikisi, kad bus. Labas, ką darai, labas, Godas sprendžia 2.11 VB programavimo dalį. Tiesiog pagalvojau, kad būtų visai fun. Ir visai naudinga įkelti YouTube vėliau, nes trūksta kontento. Pasižiūrėjau, kad nuo 21 metų nėra įkelta sprendimų programavimo dalių YouTube. Tai visai naudinga padaryti, žmonėms parodyti, nes programavimo dalis daugiausiai taškų duoda IT egzaminę. Tai tas yra gerai. Jie išsprendė teisingai, tai svarbiausia. Jo, bet šiaip čia nėra taip paprasta skaičiuoti, kiek yra vyriškų ir moteriškų porų. Ok. Tai kada yra pora? Ok, pora pirmiausia, galim pirmiausia skaičiuoti int porų. Mums reikia, kiek yra moteriškų ir vyriškų porų. Iš pradžio, aišku, asuminam, kad yra 0. Ir tiesa, kadangi čia mums reikia grąžinti, tai tikriausiai mums šitą reiks kurtis jau main'e. Nes kad funkcija suskaičiuotų ir grąžintų, tai ir čia reiks intadėti. Ir tada 0 nepriskirti. Nes jau tada reikia jūs jau main'e turėti. Ir čia mes kviesim vėliau šitą dalyką, kuris suskaičiuos ir per parametrus grąžins reikšmę. Nu, nes su returnu tik vieną reikšmę gali grąžinti. Teoriškai galėtum ten kažkokią duomenų struktūrą grąžinti su abiem, bet čia per daug sudėtinga VB, nereikia tokių dalykų. Jo, tada turim šitas, kurios yra 0. Ir tada reikia skaičiuoti. Ok, pirmiausia, skaičiuojam kiek vyriškų porų. Ir tada galėsim skaičiuoti kiek moteriškų. Gerai, nes čia vyriškos trejetų visur prasideda, o moteriškos ketvirtų. Ok. Ir tada reikia, kad kiekvienai kairiai riekam dešinės. Ok, čia galim, bet kaip spręst? Realiai nėra svarbu. N iki 100, tai čia galim cikle daryti, čia nėra svarbu efektyvumas, tai bet koks sprendimas kaip ir veiks. Ok, tai kaip galima padaryti? Ar turim limitus ir dydžių? Neturim. Ok. Nu, čia daug sprendimo būdų, bet vienas tiesiog galėtum paimti pirštinę ir pažiūrėti, ar jai yra pora. Aišku, gali būti daug tokių pačių, bet
viena pirštinė tik su kita pirštinė galėtų sudaryti porą. Tai paprasčiausias būdas, tiesiog be jokių sudėtingų. Pirmas man šaus būdas į galvą pasidaryti dvimatį masyvą, kur tiesiog galėčiau žiūrėti. Jeigu žinočiau, kokio dydžio gali būti, jeigu dydis iki 100, tai pasidaryčiau dvimatį masyvą tiesiog vieną dimensiją kairiai, dešiniai ir galėčiau tiesiog žiūrėti, bet čia neparodyta, koks tas dydis gali būti. Tai dydis ten koks būtų milijono, tai biškai nulūžtų programa. Tai galima daryti labai paprastai, tiesiog einam pirštinę ir tada einam per visas kitas pirštinės ir žiūrim, ar jie yra pora. Ir viskas. Tiesiog, kai randam, tai randam porą ir suskaičiuojam. Tik tada reiktų atsargiai žiūrėti, kad neįskaičiuotum tos pačios pirštinės į dvi poras, nes tarkim, jeigu būtų, įsivaizduotum failą, kur būtų, tarkim, vyriška pirštinė, kairė ten 10 dydis, vyriška pirštinė, kairė ten 10 dydis. Jeigu, žodžiu, turėtum labai daug tokių pačių pirštinių, ir ten 2 yra dešinė, ne, tai turėtum, jeigu daug tokių labai, tai reiktų atsargiai žiūrėti, kad neįskaityt 2 kartus, nes, tarkim, jeigu žiūrėtum šitaip, net nereikia sudėtingo testo. Užtektų tokį vat turėti, va tokį vat testą. Jeigu nežymėtum, kurias mes jau panaudojam poroj, tai čia užskaičiuotum čia kairę, suporuotum ją su dešinė, imtum porą, jau vieną ir tada šitą dešinę eitum, ieškotum ir galėtum suporuoti su kitom. Tarkim, jeigu eitum tik į priekį, tai su šitą suporuotum ir čia netyčia užskaitytum kaip 2 poras. Tai tiesiog, kad išvengti to, tai galim turėti masyvą tiesiog, kur tiesiog turim bool, gal čia geriau kursiu, bool panaudota pirštinė 110. Aš gana užtikrintas, kad iš pradžių visos reikšmės būna false ir man nereikia čia nieko daryti, jei neklystu. Ir jo, tada turim ar pirštinės panaudotos, labai paprastai. Ir tada, kadangi efektyvumas nerūpi, nes iki 100 galime eiti per visas pirštinės. Ir šitai pirštiniai einam ieškoti poros, tai tiesiog einam ant tą ciklą per visas pirštinės nuo šitos pirštinės į priekį. Ir ieškom šitai pirštiniai poros. Ir pirmiausia, mums aktualu tik tai vyriškos pirštinės. Vyriškos pirštinės yra su trejetu. Tai mums kažką reikia daryti tik tada, jeigu pirštinės lytis, ta mūsų pirmoji pirštinė, kurią ieškom poros iš šito ciklo, yra trejetas arba vyriška. Galim čia parašyti jai pirštinė vyriška, tada tikrinam. Ne, tai iš viso šitą ifą tada reikia dėti čia, nes galim net nesukti tą ciklą. Jeigu ne vyriška pirštinė, tai mums nieko nereikia daryti. Ir tada gal aiškiau, tada ieškom jai poros. Galiu parašyti. O, labai aiškiai dabar tada matosi. Ir tik reikia nepamiršti, nepamest. O kaip šitie vadinasi? Tavo laužtiniai? Ne laužtiniai skliaustai. Riestiniai skliaustai, man atrodo, šitie vadinasi. Riestiniai skliaustai, man atrodo, kažkada žiūrėjau. Riestiniai skliaustai. Pala, net patikėt. Laužtiniai, jo, yra tie matematikai, kur būna. Jo, riestiniai skliaustai. Aš nežinojau, bet čia riestiniai skliaustai gana įdomus dalykas. Jo, bet jei pirštinė vyriška, tai tada ieškom jai poros, tada einam per visas kitas pirštinės. Ir kada jai bus pora, damba. Galėtum šiaip eiti per visas, nes dabar reikia galvoti, ar čia kairė, ar čia dešinė.
Nes jeigu čia kairė, tai mes ieškom jai dešinės. O jeigu čia dešinė, tai mes ieškom jai kairės. Pagalvot, kaip šitą sukodint. Nu, realiai ieškom tiesiog priešingos. Jo, svarbu, kad tik nebūtų ta pati rankos pusė. Jo. Tai tiesiog, jeigu kada tiks ranka, tai jo, jeigu bus kairė su dešinė arba dešinė su kairė, ir kadangi čia tik du variantai gali būti, tik arba vienas arba du, tai tiesiog, jeigu jie nesutaps, tai reiškia, kad bus dešinė su kairė arba kairė su dešinė, tai jeigu pirštinės ranka, ta iš pirmo ciklo nelygi pirštinės rankai iš antro ciklo, tai reiškia, kad čia bus kairė, o čia dešinė, arba čia dešinė, o čia kairė, nes jeigu jos lygios, tai tada negali sudaryti poros. Nu, tada galėtum, tai jau potencialiai galėtų būti pora, bet tada dar reikia, kad jos būtų vienodo dydžio. Tai galėčiau čia dėti tą and ženkliuką ir įdėčiau tą antrą sąlygą, bet tiesiog dėl paprastumo galim čia dar vieną if įdėti. Tai tada jeigu kairė su dešinė arba dešinė su kairė, tai tada tai reikia, kad jų dydžiai sutaptų. Kad būtų to paties dydžio, tai tada tiesiog palyginam jų dydžius. Jeigu pirštinės dydis šitasis lygus pirštinės dydžiui jotajam, tai tada radom pirštinę. Tada vyriškų porų padidinam kiekį ir labai svarbu tada nepamiršti, kad tampa panaudota pirštinė. Jotoji lygu true, kad panaudota, ir kad panaudota pirštinė jotoji lygu true. Ir galim breikinti šito ciklo, nes reiškia viskas radom šitai į tai porą ir jo, svarbu breikint, išeiti šito ciklo, nes kitaip galėtų sudaryti šitą pirštinę poras su daug pirštinių, o ne tik su viena, tai jo. Jei radom čia porą, tai ir viskas, nebereikia šitam cikle nieko toliau daryti. Ir, jo, atrodo taip, suskaičiavam, kiek yra vyriškų pirštinių porų. Ir tada visiškai analogiškai galim. Nu, realiai, tada šitas net nelabai aktualus, nes mes niekada netikrinsim, ar šita pirštinė panaudota antrą kartą, tai realiai užtektų tik žymėti, kad šita panaudota, nes mes pro šitą jau praeinam ir kadangi čia einam tiek į priekį, tai šito niekada nebus aktualus šitas žymėjimas, bet dėl logikos galim palikti. Jo, ir tada reiktų pagalvoti, ar mums nereikia šito vėl visų reikšmių nustatyti į false, bet kadangi mes ėjom tik per vyriškas, o dabar kai eisim per moteriškas, tai nesikirs tos pirštinės, kurias lyginsim. Tai moteriškom visiškai bus tas pats, jei pirštinė moteriška, tai tam bus ketvirtas, sumaišiau. Vyriškos nesumaišiau, tada tiesiog ketvirtas su moterišku. O viskas kitas visiškai taip pat veikia, atrodo. Jei moteriška, vėlgi einam, ieškom jai poros, jeigu priešingų rankų, nelygių rankų, tada pažiūrim, ar dydis tas pats ir tik tada čia reikia nepamiršti pakeisti, kad didinam moteriškų porų kiekį. Ir viskas atrodo logika lyg ir tokia. Ja, o patiekia, kai masyvus suprantamai vadinam, nes tada aišku, ką čia darom. Čia galiu pakomentuoti, kad pažymėm, kad pirštinės panaudotos, kad negalėtų sudaryti daugiau nei vienos poros. Nes kažkuriam VB ten yra reikalavimuose, kad reikia komentuoti programą. Nu ir šiaip logiška.
Ir naudinga kažkam iš kas žiūri sprendimą. Ir jau, atrodo, čia suskaičiuojam. Suskaičiuojam viską, ką reikia. Ai, blemba, kuris skaičiuotų, kiek yra vyriškų, moteriškų porų. Na, čia tikiuosi, kad jie vienos funkcijos prašė. Dar galėjom daryti funkciją, kurią nurodom, kokia lytis, kurios reikia. Blemba, gal taip ir padaryti. Nes tiesiog galėjom čia įdėti dar vieną parametrą, kuris būtų, kiek būtų, kokia lytis ieškom, ir tada čia galėtum tiesiog dėti. Jo, galėtum realiai per pusę sutrumpinti šitą funkciją. Pagalvojau, nes tiesiog galėtum įdėti šitą lytį į parametrus. Ir viskas. Bet, man atrodo, nėra didelio skirtumo. Nėra blogai, kad aš čia viską per vieną skaičiavimą funkcijai padariau 2 kartus. Man atrodo. Nu, galiu parodyti, kaip tas atrodytų greitai. Nėra aktualu. Nu, kadangi nieks nevertins, tai aš greitai galiu ir jums parodyti. Jeigu būtų TVBR jau taip sukodinat, tai galite ir palikti, manau. Bet kaip atrodytų, tai čia tiesiog tada galėtum įdėti int, tarkim, porų kiekis ir tiesiog galėtum įdėti čia int reikiamą lytis, galėtum įdėti tokį. Ir tada kaip veiktų sprendimas, kaip ištinė atitinka ieškomą lytį, čia tiesiog tada įdėtum reikiamą lytį. Ir kokią šūdą padariau, kad nepatikrinau, ar lytis sutampa juotosios su įtaja. Visą šitą. Tai tą būtinai reikia padaryti. If pirštinės. Visą šitą reikia daryti tik tada, jeigu lytis sutampa. Dieve padėk. Nes yra 3 sąlygos. Turi sutapti lytis, turi būti priešinga ranka ir turi būti dydis. Tas pats. Ir lengva suklysti. Ir pamiršti. Lytis įtoja yra tokia pati kaip, nu, kadangi čia trejetas, tai tada čia įtoja irgi turi būti trejetas. O, kad taupyti vietą čia tiesiog galime pademonstruoti, kad su AND operatorium galim jungti, kad nebūtų čia tuifui per daug jums. O taip pat būtų galima. Nes blemba, nelabai gražiai atrodo, kai tuifai 2 eilutes skaitom. Ir tekstas ilgas. Tai gal geriau. Paliksiu šitaip, kad visą šitą darom. Tik tada, jeigu sutampa lytis. Nėra pats lengviausias uždavinys iš to, kiek čia kodo gaunasi. Jo, šita vyriška ir šita vyriška skirtingos rankos. Ir dydis toks pats, tik tada šį čia pridedam. Jo, gaunasi visai daug kodo. Nu, čia analogiškai tada reiktų įdėti, jeigu vietoje pirštinė irgi yra lygiai. Ketvirtui tai yra irgi moteriška. Keista, bet fucking pamiršau šitą dalyką. Jo, bet tada jeigu ta sutrumpinta funkcija, tai tiesiog šį čia irgi reikia įdėti papildomą ifą, kad irgi pirštinės lytis vietoje turi būti lygi. Reikiamai lyčiai, tiesiog ta pati lytis būtų. Ir visą tą ifą įdėti į šitą ifą. O tai čia tiesiog ta pati funkcija, tik kad sutaupom dvigubai šito teksto. Nu, blemba, kai parašiau tą trumpesnę, tai atrodo realiai daug paprasčiau negu šita. Šita tokia labai griozdiška gaunasi, kaip sakoma. Tai gal aš net ją ir nenaudosiu.
Galėsim panaudoti abi dvi vėliau, kad pasižiūrėt, ar abi gauna teisingą sprendimą. Bet kol kas galim, čia galim tik parašyti ilgai, trumpai. Aišku, čia būtų bet, tai nedėčiau to ilgai, trumpai, čia tiesiog turiu galvoje, kad čia ilgas kodas, čia trumpas kodas. Paprasčiausiai. Ir trumpai, aišku, tada reikia dar pakeisti, kad čia ne vyriškų porų, o porų kiekis tiesiog didėja, nes nežinom, kokios čia lyties, ar vyriškos, ar moteriškos. Ir jo, atrodo, čia viskas gerai. Abiejose funkcijose tiek ilgoji, tiek trumpai. Tada parašyti funkciją, kiek yra atliekamų moteriškų, vyriškų pirštinių. Aha, tai čia atrodo daug paprasčiau, nes tada gerai, čia galim daryti trumpuoju būdu, kadangi čia reikia. Ir tiesa, tada jeigu mes darom skaičiuoti pirštinių poras trumpai, tai čia galėtum daryti ne voidą, o galėtum daryti intą ir galėtum returnint, kiek yra tų porų rastų, irgi veiktų taip pat. Bet galima ir šitaip daryti, nėra didelio skirtumo. Bet jo, šita funkcija daug paprastesnė, kiek yra atliekamų. Skaičiuoti atliekamas. Čia nedėjau žodžio pirštinių. Skaičiuoti pirštinių poras. Na gerai, galim dėti. Atliekamas pirštinės, vėl reiks šitų dalykų. Realiai galim visiškai tos pačius parametrus pernaudoti. Nes jeigu mes jau suskaičiavom, kiek yra porų, tai žinom tada, kiek yra porų. Kiekvienai porai mums reikia 2 pirštinių, tai poros kart 2 bus, kiek iš viso yra jau panaudotų pirštinių, tai kad gauti atliekamas tiesiog iš visų atimam, kiek panaudojom. Ir gaunam, kiek yra nepanaudotų, labai paprastai. Jo, tai tada reikia suskaičiuoti tiesiog, kiek yra iš viso pirštinių. Tarkim, int iš viso pirštinių. Tiesiog tada pereinam per visą masyvą. Ir reikiamas lyties, pasižiūrim, jeigu pirštinės lytis yra reikiama lytis, tai tiesiog tada iš viso pirštinių pridedam vienetą, reiškia radom tos reikiamos lyties. O čia galim panaudoti, na čia nereikia aišku šito referenco, nes mes nekeičiam porų kiekio, bet tiesiog tada galim returninti skaičių, kad, nu galim ir ne per returną daryti, bet int liko lygu vėlgi kiek yra iš viso pirštinių ir atimam tiesiog porų kiekis kartų. Galim čia pakomentuoti, kad iš visų pirštinių atimame tas pirštinės, kurios sudarė poras. Galėtum visą tą dėti į, nu, liko pirštinių, galim pradėti. Galėtum visą tą eilutę dėti į returną, bet šitą visą galėtum dėti į returną, visiškai veiktų, bet nu, taip gal šiek tiek aiškiau tam, kas skaito kodą. Jep, atrodo gerai. Ir nenaudojam sakinių, skaitų darbui su ekranu ir lyg ir viskas gerai. Ir čia labai smagu, kad nereikia funkcijos duomenims išvesti, nereikia funkcijos. Tai labai fainai, nes jei nereikia, tada main negalim tiesiog išvesti duomenis, jei nereikia kurti funkcijų, tas labai gerai. Jo. Nu, šitą būtų galima prie inten pridėti, bet nemanau, kad tai yra didelis skirtumas, kad į naują eilutę įdėjau. Ir jo. Tada viską suskaičiuoti. Galim dar pasiskaičiuoti, liko moteriškų
O, mintas pirštinių, aišku, čia nebūtina rašyti, aišku, kad kalba eina apie pirštinės čia visur. Bet svarbu, kad iš pradžio 0 ir liko vyriškų irgi 0. Ai, dar pirmiausia duomenys reikia nusiskaityti, aišku. Galim tada kviesti, skaityti duomenys, čia mes n duodam, pirštinės lytis pirmiausia, tada pirštinės ranka rodos ir pirštinės dydis. Pagal tvarką, jo lytis, ranka ir dydis. Gerai, tada suskaičiuoti reikia. Jo, skaičiuoti pirštinių poras trumpuoju būdu galim. Skaičiuoti pirštinių poras, tarkim, trumpai ir čia vėl nurodom. Ta patį ko reikia čia. O jie tas tokie ilgi, kiek daug parametrų gaunasi. Na, bet nieko tokio nėra reikalavimo apie parametrus. Tai nesvarbu. O pirmiausia galim čia su trejetu ir trejetas yra vyriška, ne? Jo 3 ir vyriškų porų kiekis. Ir tada tą patį galim padaryti su ketvertu ir moteriškų porų kiekiu. Ir tada galim suskaičiuoti, kiek liko moteriškų. Šitą netgi galim iš karto dėti pagal funkciją, kadangi mes grąžinam skaičių, kiek liko, tai liko moteriškų yra. Skaičiuoti atliekamas poras, atliekamas pirštinės. Parametrų vėl kiekis, vėlia kaip ilgas. Nu, bet čia tik dėl to, nes aš labai gražiai vadinau savo masyvus. Galima, aišku, vadinti ne taip gražiai. Ir labai ilgas funkcijos pavadinimas. Bet labai aiškus, tai nieko tokio. Ir aš dar prizuminęs esu viską, jeigu čia jūs defaultinio zoomo būtų, tai viskas čia ne taip gražiai atrodytų. Bet jo, tiesiog tada čia padarom enter. Ir. Ko mums šitą reikia lytis. Moteriška vėl yra ketvertas ir porų kiekis yra, kiek moteriškų porų suskaičiavom. Jep, atrodo gerai ir tada, nu, kad taip nusikėlė, tai nelabai patinka man. Bet taip pat analogiškai ir liko vyriškų. Nu gerai, galiu pridėti porų. Gražiau atrodo. Jep, ir tada trejetas yra vyriškos lyties. Ir čia tada reikia vyriškų porų. Jep, atrodo gerai. Suskaičiavom, kiek turim vyriškų porų, kiek turim moteriškų porų. Ir suskaičiavom, kiek liko. Tik čia ne porų. Čia pirštinių. Tai vis dėlto jo čia ir gerai parašyti, nes mes ten skaičiavom paras, o čia skaičiavom vienetinės pirštinės. Tai visai svarbu, kad čia jau nebe poros. Nu, pora negali likti, aišku. Bet visai nepakenkia čia pavadinčiau taip. Ir galim čia apkeisti vietom iš esmės, nes ten pirmiausia trejetų ir ketvertų darėm. Tai čia galim pirmiausia trejetų ir ketvertų daryti. Ir tada viską suskaičiavom, tai lieka išvesti šitos 4 skaičius. Galėtum, aišku, kurt funkciją, jeigu mūsų prašytų kurt funkciją išvesti dalykus, bet kadangi neprašo, tai tiesiog galim čia kurti. Analogiškai kaip ten fin, tai išvest man patinka fault. File output. Vienas res.txt. Ir čia reikia 4 skaičius išvest. Tuos, kuriuos ir skaičiavam. Kiek yra moteriškų pirštinių. Fault moteriškų porų, kiek yra. Na, analogiškai. Jo, taip ir galvojau, kad Ctrl+D automatiškai nukopijuoja tą eilutę. Buvau pamiršęs, bet tiesiog muscle memory mano šitą prisiminė, kaip sakoma. Jo, tada vyriškų porų ir tada
moteriškų, vyriškų atliekamas moteriškų, liko moteriškų pirštinių ir liko vyriškų pirštinių. Ir irgi nepamirštam uždaryti failą. Viską šitą būtų galima įdėti į funkciją, bet kadangi čia taip paprastai, tai nereikia. O galim pakomentuoti, kad tarpą padėti. Čia gražiau, kad išvedame rezultatus į failą. Čia irgi galim parašyti, skaičiuojame, kiek dviejų lyčių pirštinių porų galima sudaryti. Ir tada čia skaičiuojame, kiek liko vienių pirštinių iš abiejų porų. Ta n, kadangi n nurodyta sąlygoje, tai čia kaip ir aišku, kad pirštinių kiekis. Čia lyg ir viską pakomentavom. O, čia gana aišku, bet galim pakomentuoti dėl viso pikto. Skaičiuojame, kiek iš viso reikiamos lyties pirštinių yra. Ok, atrodo viskas gerai. Dabar pabandysiu compilint ir išves apie 100 klaidų. Kas būna, nieko tokio. Ir paskutinį kartą rašiau programą bet kokią prieš 4 metus. Maždaug 3-4. Bet atrodo bent jau viskas kol kas gerai. Spaudžiam baisiai F9 mygtuką. Jo. Ir mums sako, kad nėra deklaruota pirštinės lytis. Jo, svarbu parašyti, kokio tipo yra masyvas. Nes kaip galima tiesiog, kai tarkim čia per kablelį galim dėti, tai funkcijai parametrą reikia parašyti kiekvieną, koks jo tipas. O aš pafreestylinau be tipo. Kadangi pas mus veikėjai skaičiai visur, tai gerai, realiai tik šitoje vietoje tik prie masyvų neparašiau. Tai nėra tai blogai. Nėra tai blogai, bet juokinga, kad šeštoje eilutėje jau programa sprogsta nuo to, kad aš neparašiau kokio tipo kintamieji mano masyvą. Juokinga. Ir čia ta pati problema. Aš šitą užkomentavęs buvau, dėl to nepataisiau ką tik. Ir padariau supraleidau. Ir čia tas pats neparašiau taisyklingai. Pirštinės ranka. Ir čia tas pats bus. Pirštinės ranka. Ir suveikia. Ir tik šito nenaudojam, to ilgojo būdo. Pažiūrim tą baisų į mūsų rezultatų failą, kurio net nėra. Gerai, kodėl nėra rezultatų failo? Geras klausimas, draugai. Any ideas in the chat, guys? Gerai, žinau, nes aš čia O praleidau. Dieve padėk. Kodėl veikia? Kas yra F-stream vapšė? Aš net nežinau, paguglinkim. F-stream C++. F-stream yra, pirmiausia, šitas dalykas, kurį įtraukia. F-stream yra input stream, aišku. Off-stream yra output stream. Output file stream, gal taip dekoduojasi. Bet apparently yra dar ir kažkoks tiesiog be I ir be O ir kompiliuoja, žodžiu. Nežinau, nelabai svarbu, bet O raidę praleidom ir dėl to nebuvo failų. O dabar radom failą ir jis neteisingai suskaičiavo, labai gerai. Kažką padarėm blogai ir galim išsiaiškinti, ką padarėm blogai. Gerai. Žiūrim.
Čia inputą nusiskaitėm normaliai. Ir žiūrim, ar mes logikos nepadarėm. Pirmiausia, kiek čia moteriškų pirštinių. Moteris yra ketvirtas, tai ketvirtą žiūrim. 4, 1, 2, 5 sudaro su šitu ir kita pora. Ne, nesudaro, nes čia skirtinga. Čia abi kairės yra su šitu sudaro. Tai viena moteriška para, kokia yra kita moteriška para, kurią mes turėjom suskaičiuoti. 4, 2, 15 su 4, 1, 15. Ok, tai turėjom jos suskaičiuoti. Mes kažkaip suskaičiavom 3. Tai per daug suskaičiavom moteriškų porų. Tai galim žiūrėti, ką padarėm blogai. Ir mes jas skaičiavom čia. Buvo 0, 0 visur. Pirštinių paros trumpai. Masyvus perdodam. Vyriškų porų. Čia skaičiavom moteriškas. Moteris yra ketvirtas. Tai tikrai galim žiūrėti. Tada čia. Aha, ir nepanaudojau savo panaudotos pirštinės. Ir reikėjo panaudoti, nes vienintelis tikslas, kodėl aš naudojau šitą. Ir, iš vis, kada man reikia kažką daryti. Jei pirštinė nepanaudota. Čia galim padėti. Nes čia tiesiog logika ir pirštinė nepanaudota. Ir čia galim kortelį padėti. Nes įvyko visiškai tas, kas aš sakiau, kad galėtų įvykti. Ir reikia mums, kad pirštinė būtų nepanaudota. Nes grinai buvo tas dalykas, dėl kurio aš kūriausi šitą masyvą. Šauktukas panaudota pirštinė. Įtoj. Jeigu jau panaudota, tai mums reikia nebeieškoti jai poros antrą kartą. Analogiškai ir to ilgoji funkcija šitą reiktų pakeisti. Vienintelė priežastis, kodėl kūriausi šitą masyvą. Tai jau. Pagalvojau apie tai. Ir man avastas neleidžia execute. Kažkodėl. Nežinau kodėl. Bet dabar turėtų būti gerai. Jep, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2. Nes, logika visai gera buvo, tik jo reikia neįskaičiuoti tos pirštinės 2 kartus. Dėl to labai gerai pasižiūrėti, ar teisingai gauni rezultatus. Ir tada galim pasižiūrėti kitą apatą. 4, 1, 2, 5. Turėtų viskas vykti. Jo. Šiaip nebuvo toks paprastas uždavinys. Gerai, pagal idėją paprasta, bet reikia implementuoti teisingai mokėti idėją. Reikia pirmiausia suprasti, kad reikia atsargiai neįskaičiuotas pirštinės 2 kartus. Aišku, buvo daug kitokių būdų, čia tiesiog tas neįskaičiavimas svarbus, nes einu per visas pirštinės 2 kartus. Tai yra, aišku, daug kitokių sprendimo būdų tikriausiai. Virusą sukūrė, grinai, bet juokinga, kad prieš tai kompailinau ir viskas gerai buvo. O dabar įdėjau šitą sąlygą ir man sako, kad kažkas blogai. Keista. Ir aš dar vakar padariau, kad avastas nesikabinėtų prie programų, bet vis tiek prisikabina. Įdomu, kodėl. Čia šauktukas tas pats, kas šitas būtų lygus false. Blemba ir man įdomu, ar šitas defaultinės reikšmės iš karto būna false. Ar default array. Galim paguglinti.
Ok, tai turėtume analogiškai veikti, kad false aš čia parašau, ne? Gal man dėl to ir užlūžo actually. Nes jeigu default value yra garbage, kaip sako čivakai, nu, kurie išmano programavimą, kada, nu, dažniausiai nėra skirtumo, ne? Nes kai mes kuriam programą, vis tiek mes nusiskaitom tos kintamosios, jos perrašom, bet šį čia, kadangi aš pats sukūriau ir jo nebuvau jokios reikšmės priskyręs, tai gali būti, kad dėl to man, kai aš prirašiau būtent šitą eilutę, man net avastas virusą fucking rado, nes tiesiog čia buvo kažkokia šiukšlinė reikšmė, kuri, man atrodo, dažniausiai funkcionuoja kaip false, bet gal ir šiukšlę kažkokią pagavo ir dėl to avastas gal ir kaip virusą ir trytino. Jo, bet tik tarp kitko, atrodo, tada turėtų viskas gerai vykti. Čia sako, kad atsargiai, nes negali būti jokia kita reikšmė išskyrus nulinę. Tarkim, vienetas. Bet jo, defaultiškai yra šiukšlės. Nu, bet false yra tas pats, kas nulis. Tai turėtų veikti. Na, aišku, blogiausiu atveju galėtum ciklą pasidaryti ir visas reikšmės. Nu, tas pats būtų, kad čia būtų intas ir čia nulis būtų. Nu, bet su bulu. Nu, bulu irgi galėčiau nulį palikti. False, man atrodo. Tikrai saugiai turėtų veikti. Jo. Įdomiai, nes šiek tiek sutrikdė tas viruso dalykas. Šiaip aš turiu avastą tik dėl to, nes man Microsoft'o tas defaultinės antivirusinės per dažnai ten skenuoja man kompiuterius. Jo, bet dar kartą galim pasižiūrėti, kad viskas veikia. Nu, logiška, kad veiktų. Nes lygiai sprendimas logiškas. Jo, vėl 4, ir čia labai geras testas, nes pažiūri, kad jei nenaudojam jokio patikrinimo ar pirštinė panaudota, tai sudaro antrą porą tą pačią. Ką buvom galima numatyti, va čia ta šita moteriška pora, vėlgi, kadangi ji panaudota, jeigu mes nes jau šitą sudarė, jeigu mes nepažymim, kad ji panaudota, tada mano ta programa tiesiog ją suparavo su šita, bet jau turėjo neparodyti, nes jau buvo panaudota. Jep, ir tada atrodo viskas gerai. Nu, reiškia, realiai visas sunkumas čia tiesiog daug ifų padaryti ir nepanaudoti tos pačios pirštinės 2 kartus. Ką padaro šitas breikas ir šitas mūsų bulų masyvas, kur čia tikrinam, kad jeigu pirštinė jau panaudota, tada su ją nieko nedarom, kiek atliko pirštinių, tai tiesiog priklauso nuo to, kad sėkmingai apskaičiuotum, kiek sudarėm parų ir tada labai paprasta matematika. Tiesiog gali apskaičiuoti, kiek liko tų pirštinių. Vėlgi visur čia 110 dedam dėl viso pikto, kad jei būtų maksimalus dydis dar plus kažkiek. Ir jo, tik viena pirštinė viskas veikia, failus uždarėm. Atrodo viskas gerai. Ir nenaudojam sakinių skirtų darbui su ekranu. Nuskaitėm duomenis su procedūra, funkcija. Juokinga, kad čia procedūra rašo, čia jau funkcija. Keista. Nežinau, gal Pascal'ai ten skyrėsi kažko, nes šiandien C++ ir Pascal'as abu galėjo naudotis. Čia parašėm funkciją, kuris suskaičiavo kiek moteriškų, vyriškų ir kiek atlikamų. Ir visus reikalavimus įvykdėm. Jeigu nėra, tai defaultiškai reikšmės bus 0, mes jas priskyrėm.
Jo, čia irgi bus 0, nes viso pirštinių. Jo bus ne 0, čia bus 0, jei jokių porų nebus. Jo tikrai išsives visur 0. O, kaip ir čia. Tiesiog 0, 0. Jop, atrodo viskas gerai.